Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien turime mūsų TMC Cancela augmenijos smulkintuvų pievų flagmaną. Tai yra smulkintuvas TJ320 su 660 mm pjovimo būgnu. Turi A18 plaktukus su bolt-top sistema 27 mm pirštais. Tai, kaip matėme, labai puikiai smulkina, susidaroja su visais iššūkiais. Turi taip pat priešpelius, dėl to net su atidarytų dangčiu turi labai puikią žolės smulkinimo kokybę. 320 pločio, tai 215 arklių, kaip matėm, puikiai susitvarko, netgi su 540 ekonominiu. Važiuoja apie 1600 apsukų, darbinis greitis apie 10 km. Kas įtakoja labai gerą darbą, tai yra didelis pjovimo būgnas, tai turi labai gerą inerciją ir dėl to net ir pagavus didesnį masės kiekį, jisai neapkrauna traktoriaus, praktiškai nėra apsukų svyravimo. Tai komplektacijai galima rinktis arba volą, arba ratus, šiuo atveju jisai yra su ratais. Bet gali būti ir volas, jeigu reikia dar preciziškesnės smulkinimo kokybės, tai galima dangtį uždaryti, bet šiuo atveju klientas sakė, kad yra visiškai patenkintas smulkinimo kokybė ir pjauna su atidarytų dangčiu, kas yra greičiausiai truputį taupomas kuras, ekonomiškesnis variantas. Klientas yra labai patenkintas šito pirkiniu, buvo net sunku sustabdyti, nes pjauna, sakė, pjauti yra vienas malonumas. Jeigu norite savo ūkyje turėti tokį smulkintuvą ar kažkokį gal kitokį, tai prašom kreiptis į mūsų vadybininkus. Visą laiką padėsime, galim užsakyti pagal jūsų norimą komplektaciją. Gali būti kitoks plotis, gali būti, kaip ir minėjau, gali būti ratai, gali būti volas. Taip pat kitokios plaktukų modifikacijos įmanomas, gali būti peiliukai. Taip pat galima pasirinkti reduktorių 540 arba 1000. Vienu žodžiu, galim prisitaikyti prie kiekvieno kliento noro. Važiuojant viduje, žiūrint į vaizdą, tai vaizdas iš tikrųjų yra užburiantis, nes kokia dydžio bebūtų augmenija, iš galo lieka gražus susmulkintas laukas, labai puikios kokybės. Čia smulkinom durpinę, tai ir, kaip ir sakė klientas, tai labai gerai, sakė, ir neligumus pasmulkina, visus durpinus, viską. Tai rezultatas labai puikiai atrodantis iš vidaus ir iš išorės. Daugiau mūsų parduodamų daiktų apžvalgų galite pamatyti YouTube kanale, Facebook'e, Instagram, o taip pat TikTok platformoje. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo pardavimų vadovas Veslavas Spiridovič ir iki kitų susitikimų.